Bro, kažkaip buvo. Šiaip dabar važiuoju ir galvoju, keliu aš šitos reelsus tiktokus jum. A jūs net laiko neužmetat? Nu kaip, negaliu sakyti jūs, nes kai kurie tai užmeta, šaunuoliai. Bet tai o tai kiti ką daro. Nes žinokit, laikas padeda man labiau to tokio pasiekt daugiau žmonių. Kad mestų ir kitiem, tada man motyvacija padaryti kokį kontentuką. Nu tai nebūkit jau tokie niurzgos. Parašykit komentarą, pavyzdžiui. Galit parašyti, kad aš ten anoks ir anoks. Arba kokį gražų komentarą. Heitą irgi priimu, galit rašyti. Nesvarbu man. Va, pavyzdžiui, gavau komentarą, kad kaip su dviračiu važinėjai. Nu nežinau, nu tai kaip su dviračiu, nu tai čia važiuočiau nebent dviračių takais. Bet kažkaip jeigu važiuosiu dviračių takais, nu tai mane nubaudos, žinokit. Sakys, ką tu čiagi, tu ne dviratis, bet aš sakysiu, nu tai man sakė, kad aš kaip su dviračiu važiuoju. Todėl aš ir važiuoju dviračių taku dabar. Nu va čia tai turim problemą. Nu kaip problema? Nu šiaip gal ir nelabai problema. Nežinau, vieniem problema, kitiem ne. Bro, kažkaip buvo. Nesupratau, tai čia mane užpypino tipo. Nepagavau bairio. Man roska ne mane, o ten šalia kažką, nes jisai tiesiog nejudėjo. Nu taip jau nutinka kartais, ką jau padarysi.